Psichologinė pagalba dabartiniu laikotarpiu yra ypač aktuali žmonėms, patiriantiems įtampą, nerimą dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Emocinius sunkumus gali sukelti neišsakyti, nepatirti ar nepažinti jausmai. Baimė, nerimas, liūdesys, pakitę asmeniniai santykiai šeimose, su sutuoktiniu, su vaikais, patiriamas smurtas, taip pat vienišumo jausmas. Emocinė įtampa gali kelti ir pakitusi dienotvarkė, sutrikusi rutina, pasikeitęs darbo pobūdis. Labai dažnai tokiu metu žmonės linksta į piktnaudžiavimą psichotropinėmis medžiagomis, vaistais, alkoholiu, tabaku, bet tai nėra išsigelbėjimas. Krizė nėra bausmė. Jos paskirtis – skatinti mus tobulėti. Mes niekada dar nebuvome tokioje situacijoje. Ir mes nei vienas iš tiesų nežinome, kaip elgtis ir kaip bus. Vieniems tai bus didelių atradimų metas, kada sulėtėja gyvenimo tempas, prabunda kūrybiškumas, gerėja artimi santykiai. Tačiau tikrai bus tokių žmonių, kurie taip nesijaus. Jie jausis sutrikę ir lyg viskas slystų iš rankų. Neignoruokime savo ir artimųjų jausmų. Įsiklausykime, atpažinkime, išgirskime. Nes savaime dažnai neišsisprendžia reikalai. Daug dažniau savaime mes įklimpstame į juos. Ir tada tikrai sunku pamatyti kelią iš ten. Turint klausimų dėl savo savijautos, dėl pakitusio vaikų elgesio, kviečiu skambinti Saulės šeimos medicinos centro, psichikos sveikatos centre dirbančioms darbuotojams. Jums pagelbės psichologė, psichiatrės, socialinė darbuotoja. Psichologinė pagalba nuotoliniu būdu yra tokia pat veiksminga kaip tiesioginio kontakto metu. Todėl kviečiu nenutraukti jau pradėtų konsultacijų ir kreiptis naujoms.